pradėti niekaip kitaip neįmanoma pradėti, kaip tik tai nuo pačios galerijos 22 laipteliai ir nuo Dianos su Valeriju. Nes jeigu nebūtų Dianos ir Valerijos, jeigu nebūtų to paskatinimo padaryti čia parodą, tai aišku, kad ir tos parodos čia nebūtų. Tai viskas kažkaip siejasi su Dianos ir Valerijos užmojais, iniciatyvom. Ir šita jau trečia paroda, pirma buvo Zitos Stankevičienės, nes atras Zeno Bulgakovo, šita trečia. Tai galima spėti, kad tai tampa jau tokia mažytė tradicija ir daug dievė, kad jinai neužgestų, ir kad jums sektųsi tai daryti. O pati paroda, tai buvo toks neilgas laiko tarpas, kada svarsčiau, kągi čia parodyti. Tai pirmiausia, galvojau, kad reiškia gal iš archyvų senąją fotografiją vėl ištraukti tą vadinamą tokią meninę dokumentiką arba subjektyvią dokumentiką arba vien tik dokumentiką, kuri praėjus, sakykime, 30-40 metų turi savo tam tikrą poveikį ir ypač tada, kad tam mieste, to vietovėje, kada yra atpažinimai. Ten kažkokie namai, medžiai, kurių nebėra. Bet paskui kažkaip nesusiformavo ir atsirado naujas sumanymas, kad tiesiog reikia, aš esu fotografas, profesionalas, reikia išeiti, pafotografuoti ir padaryti parodą, tokį kaip projektą. Taip ir gavosi. O Liepos mėnesis buvo ypatingai palankus tai fotografijai. Tai pirmiausia, kažkaip norėjusi tą miestą, gatvę pačią savaime, be žmogaus, pati gatvė tokia egzistencinė, bet po to bevaikštant ir besidžiaugiant tą vasarą, tai viskas pakrypo į tą pusę, kad neužspaudžiau savęs kažkokios giliamintiškume ir fotografija pradėjo lietis laisvai ir jau antroji Liepos dekada atsirado pavadinimas vasara ir tada užsibaigė viskas vasaros mėnesį. Rugpjūčio